bet kažkas dar nematyt, geriau 3 kartus pasisveikinti negu nevien. Tai labas da visiems, jau matot pavakarys, biškų žvėlavau, bet labai nekantrauju, tiesiog atvežiau į tokį ežerėlį, kuriam, sakė, ir karpių, ir karosų. Tai įleidau, matot, kokią primityvom įrangą ir iš tikrųjų viskas labai paprasta, padariau pasitestuoti ir jau pasižiūrėjau, nu, matomoms ne toks gražus kaip ten, bet pusiau su velniu gal matyti, tai gal ryte jau bus kažkokių naujų video, nes uždėjau masal, uždėjau pat gerų su česnaku, kad šiandienai pasiteisins bent jau linams ir karšiams. Tai va, matysim, čia atplauks koks karosus ar dar kas norintas, tai jeigu viskas gera, ryte jūs jau matysit naujų variantų. O galbūt stebuklas, kai karpą matysim, nežinau. Tai va, laukit visi, rytojaus ir iš ryto turėtum būti naujienų. Jeigu kas nors neužlūščiamo, neapvers akumuliatorių ar dar kažką. Nes taip viską padariau labai paprasta ir primityviai. Jeigu pasiteisins, įsitvarkysim, čia visko tvarkinga, galbūt net pantoną atvežtumėm. Tai va, tiek naujienų, laukit rytojaus, kaip čia pasakyti, ryto ir tiesiog gal bus kažkas įdomesnė. Iki.